Nu va, čia toksai gražuolis šuniuko parodija. Va, o jei kaip kvepuoja, vos paeina. Nu va, atvažiavau pas Elvyrą į svečius. Tomai, tavo prašymų. Dabar va prasieisime pro butą, parodys naujas namas. Dėmesio. Parodyk savo kambarį, kokį nakvosį pirmiausiai. Aha. Tai va, šičia mano nakvyniai paruošta, langučiai atidaryti, o vaizdas nuostabus. O, kalnai, saulė šviečia, medžiai. O, tai va, čia toksai mažiukas miegamasis, labai gražus, svečių. O Denisas visą laiką dalyvauja. Nu, koks juokingas, nu, tu šuns parodija, tu. Ojei, kojytės klišos, snukutis, ojojoj, neprakvepuoja. Nu, tu juokdarys, eik iš to kambario. Užsidaryk tą kambarį. Oi, nu, bet ir garsiai kvepuoja. Ką, jis visą laiką taip kvepuoja? Taip. Čia vienas... O kojos tokios jau virkščiukės vos išlaiko storuliuką. Čia toksai klišiukas, žinai jau. Nu, čia toksai va. Dušiukas. Čia pirmam aukšte kas čia židinys? Ne, tik siena graži. Ai, toksai va, krosnelė tokia žiemą galim pakūrenti. Čia yra kol kas sandėlis, čia reikia tvarkyti. Aha, sandėliukas. Nu tai va, čia toks pirmas aukštas. Bet čia bus kambariukas. Bet čia tiesiog supranti, galim padaryti, aišku, langas yra, va, langas yra. Nedašaukot dar. Nors daiktam pasidėjimo irgi reikia. Bet aš žinai, kaip čia daiktam pasidėjimo, parodysiu. O, durų gausybė. Vienas sandėlys. Antras sandėlys. Tik reikia juos... Aha, čia skalbimo, nesimato tik tai. Čia viską reikės... Skalbimo. Čia ir skalbi, ar ne? Va šį čia ir skalbi? Ai, tu skalbi čia, nu tai čia taip tik tai. Aš dar mano seniai valdė, nu žinai, išsikraušiu visai neseniai, nes to viską. Šį čia didelis katilas šildymo vandens. Dinka, kom. Nu vargšelį, tu vargšelį, eik į priekį, eik. Durų negaliu net uždaryti per jį. Va taip, va, tu sakai, šuo draugas, va taip tau visą dieną, žinai, tu ateini. Kad jisai sugebėtų eiti, bet jisai atsilieka per savo storumą. Visą dieną. Nu, tu žmonių draugas, tu taip, žmonių tu draugas, ojei, ojei. Ojei, žmonių draugas. A jis neišbėgs į gatvę? Pažemėjus vėjas. Dinka, einam aplinkui čia, einam tada. Biškai, pažiūrėti. Nu va, čia graži pievelė. Bet kuri nėra visai, kadangi, matai, čia stovėjo tie konteineriai, tai čia... Denis. Einam į antrą aukštą, gal pasižiūrim. Eisim. Einam, kai jis ten nors nenori. Oi. Tada šitas duris ir einu. Ai, tu pro kur tu eisi su juo? Gaudyt reikia. Jisai savo reikalus tvarko. Lipam laiptukais į antrą aukštą. Oi, čia kvepia. Čia jau Elvyra kažkokius tai skanumynus daro. O, matau bulvytės tenai. O čia kažkas tai labai skanaus gaminasi. Tai va virtuvėlė ir labai gražus vaizdas pro langą. Va kaip ten gražu matau. Ir darželis šioks toks, ir pušelės. Va virtuvė tokia. Stalas. Nu va, salionas nuostabaus dydžio. Su grandioziniu židiniu, baltų gražu, labai atremontavo jinai čia puikiai. O Dorutė vargšė triukšmą kelia. Labai triukšmininkė, bijo, kad aš ją čia paliksiu. Betgi nepaliksiu. Nepaliksiugi aš tavęs. Labai bijo pasilikti. Išmaudžiau šiandien prieš kelionę į svečius. Gražutė, išmaudyta, taip.
Taip gražiai va pro langus irgi kalnai. Biški tokia erdvė uždaryta. Tarp kalnų suspausta slėnyje namukų eilė. Čia kalnas ir anoj pusėj kalnas. O, nunešėm vandens. Tai va, O, labai jau gražu čianai. Viską apžiūrėjau, labai gražu. Dieve, sėdu du šunys. Jo, ir triukšmadariai. Paskui žiūrėsim. Gerai, dar mažylis neloja bent jau. Dar jis nesuprato. Vargšiukas laiptais lipt negali per savo storumą. Nu, prašau, tu vandens. Prašau. Oi, koksai. Spalva labai graži. Graži spalvelė. Nu, man O laiptai tokie. dar netreštuoju. Nu, Denis, gali užlipti laiptais, ką? Ar gali laiptais užlipti? Negali, žinau. Jo, žinau, kad negali. Žinau, kad negali. Paprasta. Nereikia net tvorelės. Nereikia. Nu, Nu, tai kaip tu gyveni? matai, vargstu. Gerai Matai, ką gyveni. reiškia, pasakyk, kad vėlai sėdėko čia, tai nepasakysi. Ana irgi ten loja. Nu, tai ką? Gerai, tada faina čia buvo. Gal dar reiks kažką tai pafilmuoti. Dabar Tai vyną va, gersim, kaip pradžioj gražiai mes čia sėdėsim. Dora labai nerami, labai bijo, kad aš ją paliksiu. Būsi, Dorutė, būsi ir kartu važiuosim. O, gul gražiai, labai gražiai. Tai va, kokį gražų stalą, bulvytės, kokios gražios ir žuvytė, tai va. Tai gražiai ir atsisėsim čia dabar. Va. Šitai mes gražiai čia ir pabūsim. Šitai va. Gal vandens? Vandens irgi labai gerai būtų. Nu va, ramiau. Nu va, dabar lipsim laipteliais. Eisim pasižiūrėti, kokios apylinkės. Eisim pažiūrėti, kokios apylinkės. Eime, Eime? paimsi pavadėlį. Nereik pavadžio, jeigu eisim tik tai tavo. Ne, tai einam į viršų, į tavo pušaitės pažiūrėti, tavo teritoriją. Gal norėsi pažiūrėti čia? Paskui, nes dabar be pavadžio. Va, šuniukai su mumis. Eime. Einam šuniukai. Einam šuniukai. Oi, kokie gražūs laipteliai, visi akmeniniai. Einam. Nu gerai, kad jūs ten nupažiūrėsite. Pažiūrėk mano dėlkę. O kurgi tas šuniukas mūsų gražusis? Mano parodija. Nu, eikšgi, lipsim į viršų, viršų kavalierius gi mūsų. Va, koks tai dručkiukas. Dora, padėk tu man su šitu, Dora. Va, koks gerutė, paimk dručkis. šitą. Va, koks gražus dručkis. Kai gerai pakvieti, tai tada palipa. Va, kaip mes gražiai lipam į viršų. Va. Pažiūrėk, kokį gražų sodą tie senukai turėjo. Jo, čia buvę gyventojai, buvo nuostabus sodininkai. Kas yra? Tos gėlės žydi tiesiog staiga būna... Tu pažiūrėk, koks grožis ten, tos baltos visos. Tuoj aš ateisiu, turiu gėlytę susižiūrėti. Nu, pradeda vienas nužydi, kitas atsiranda. Nu, šuo tai gėlių grožio nesupras niekad. Patrypti, apžymėti, apsisinti. Labai gražios. Ir viskas į kalną čia kyla. Visa ta teritorija labai gražiai, labai dailiai. Nušienavo mano šitas... Nu, kaip tos... Tomis nušienavo visas mano... Pienės ar kas? Ne, uogytės. Ai, žemuogės. Žemuogės. Pažiūrėk, va tik pora liko čia. Žemuogių Čia buvo pievelė. pilna žemuogių pievelė, bet jis nušienavo. Nu, ką darysi, čia toksai... O šį čia braškinas? Čia braškės. Nu, taigi braškės. Labai gerai, turėt nuo Nieko. savų braškių, labai puiku. Ne, nežinau. Puiku. Oi, bet prižiūrėti tokią teritoriją. Nu, tomis pjaunų, tai nieko čia nedarau. Dora netverkia, kokia teritorija baisi, didelė. O už tų krūmų dar irgi toliau tavo? Taip, čia viskas mano. Einam pažiūrėti mano teritorijos, nes aš jūs nepažįstu dar kitų.
Aš vos nusipjaunu prie savo rėkė hiuso. Čia to nepjauna, čia nieko nepjauna. Važiuok, čia gėlytės auga pasirodo. Bijūnai. Bijūnai. Balti bijūnai. Kokie skaniai. Oi gražumas. Jo, Denis, taip, ir tu gėlytės apžiūri. Pušaitės. Čia šermukšnis, turbūt pušis kaimynų, labai gražu. Čia eglaitės auga. Čia irgi kažkada, žiūrėk, čia braškynas buvo kažkada. Čia buvo kažkada braškynas? Tai tu šituos medžius išnaikink, nes jie čia... Taip, aš žinau, bet tai čia reikės... Jo, ir eglaitės, matai, kaip miškas ima teritoriją. Tu tik tai leisk, miškas iš karto paima visą. Čia buvo pakalnutės, dabar jau nepažiūrėk, koks rožių krūmas gražus. Čia kažkoks gražus krūmas. Nu, bet viskam reikia priežiūros, reikia ypatingos priežiūros. Va, namo stogą galiu parodyti, jo. Čia va pasižiūrėk, kažkokie tai gėlės, kaip geltona. Čia kažkokie krūmynai, kažkokios uogos bus vėliau. Čia serbentai, va. Čia Nuostabiausi serbentų krūmai. Ten matyt, kad bus... Va, serbentukai rodau, labai gražus. Pažiūrėk, ten, man atrodo, bus šitas... Agrastai gal, ar avietės, ar gervogės, kas. Arba gervogės, arba avietės, nežinau. Kai užaugs uogos, tada pamatysim. Man atrodo gervogynas, bet pamatysi po to. Nieko nežinau, pirmie metai viską žiūrėsi. O va šitie krūmynai, kas ten tie? Nežinau, kažkas labai gražaus. Ten tai rožynas kažkas. Šičia tai rožės gražios labai. O čia gal aronija kokia? Ne-a. Ai, per menki mes gamtos žinovai, va tik parodau, kad labai graži aplinka. Tai va, tokia ir istorija. Parodau baisiai gražią aplinką, jokių botanikos žinių. Šuniukai dirba savo darbą toliau. Matai, ten ką rikojas. Šūdas niekaip neišlenda. Nu, ką darysi? Tai va kaip gražu. Šičia gražus medis, o kas tokie, tai čia jau tegu botanikai sprendžia. O serbentų krūmą pažįstu, va, čia yra puikus serbentas. Tai galėsim daryti serbentų vyną rudenį. Čia nežinau, kas gražus krūmas. Čia irgi serbentukas, va. Kai užaugs, matysim, čia atrodo juodasis, pamatysim. Tai va, koks rožis, o ten kalnai didieji, tenai puikus gražus kalnai. Tai va, iš vienos pusės pro langą kalnų vaizdas, iš kitos pusės pro langą artimo kalno vaizdas. Nu, labai gražu, labai puikus naujasis namas, turiu pasakyti. Bet aš pirmiausia, kaip sakau, jūsų būstas pas mane čia yra, aplinkui. Čia dar pati nežinau, kad tas krūmas pasiau. Bet jau tos tai mažas, nu, šunys. Šuniukai kaip šuniukai. Nu tai ačiū už tokį gražų aprodymą. Braškių dar nėra, serbentų dar nėra, nebuvo derliaus visiškai. Tik tai bendras įspūdis. Laipteliai mediniai. Gražus. Nu, kai šalia tokia graži kalaitė, princesė mūsų. Jo, net laiptais lipti pradėjo Denikas. Taip. Tai va, labai gražiai pabuvom, labai gražiai apsižiūrėjom, vakaras puikus. Yra ilgiausi vakarai dabar. Naktį beveik nesutemsta. Tai tiesiog atrodo galima sėdėti ir sėdėti lauke. Labai gražus šitos. Žiūrėjai, tokį kičą prisipirkai, dabar jau žinai. Ten šitas labai gražiai atrodo tos, žinai, paskui šviesus lietuvos. Apie ką tu kalbi dabar, kurios? Matai va šitos lempos, patiekos. Ai, lemputės. Nu jau šviečia vakarais. Labai gražu, bet dabar sakau, ilgiausios dienos, trumpiausios naktis, dabar net nėra labai kada ir pašviesti. Nu dabar, kad po mašiną nepalystų koksai šuniukas. Čia toksai kelias yra, šuniukai eina be pavadžių. O čia dar koks gėlynas gražus.
Nu, Deniukas, einam, Deniukas, einam. Oi, kaip perėjo šuniukas puikiai. O čia yra pasivaikščiojimo takelis. Į miškelį. Deniukas, kur tu atsilieki? Einam. Va, eina kaip savo kojytėm kryvom. Eina, puku. Labai gražiai mes čia vaikštom, labai gražus čia miškas. Tai va, kokia nuostabi gamta. Oi, Denisui galas jau nuo šitos kelionės, jau jis vos paeina. Dora, sit. Denis, vos paeina šuniukas. Oi, kaip sunku į kalną lipti. Oi, gražuolį, storuliu. Tau reikia svorį mesti. Žiūrėk, Dorutė, kaip žiauriai gražiai bėga. Denis, kom. Kom. Va, koksai mūsų storuliukas eina. O, labai net užnešant posūkių. Ai, kaip sunku būti tokiu storu šuniuku. Oi, sunku. Bandėm pasivaikščiot, bet negalėjom. Paėjome gal 500 metrų ir Denikas mūsų, va. Tas mūsų Denikas nebegalėjo eiti toliau. Nepaeina, nepakvėpuoja. Teko grįžti. Va tai va yra. Nu, ką padarysi. Gražuoli Denikai, nu neturi tu sveikatos visai. O gražus, o veislinis mopsikas. Labai dailus. Jokios sveikatos. Manau, kad peršertas. Manau, kad jeigu svorį patvarkyti, gal viskas būtų ir gerai. Dorutė va, žvali ir puikiai kaip visada. O šitas kavalierius nespėja paskui ją. Nu va, o šį čia nuostabaus grožio našlaitėlės. Nu, kas įdomiausia, tai, kad yra 1:30. Taip, o šviesu kaip diena. Va šitas va apšvietimas 1:30. Nu, tik tai čia. Tik tai šitoj platumoj. Vargšelis Denikas toliau dūsta, Dorutė nuo jo bėga. Dieve. Mes čia bandom. Va šičia tos gražios gėlytės, viskas matosi, viskas labai gražu. Našlaitėlės. Tai va, čia, nu tiesiog norėjau parodyti, koks apšvietimas 1:30. Nežinau, kaip čia išės. Pamatysim. Tai va. Va.